Oh. I don't even notice all these plastic dishes. You know I'm a handle my own business. I'm a boss. Mucho corto. I'm a boss. Calling all the shots. Baby, I'm a boss. You know I'm a baller. I keep the lights running even when the power's not. I make it here with all the pennies and them dimes I got. 'Cause every day and night, you know that I'm moving large, but I'm all the time. Žinai, nukreipimas? Ja. Sveiki visi. Sveikas. Gal gali prisijungti? Tai žinau. Vėlai. Šiek tiek. Ką, nori arba viską laimėt, arba viską pralošt. Aš neleisiu tau pralaimėti. Matau, kad tu ją myli. Bet ar čia geriausias variantas tau? Taip, žinoma, pati sakei, myliu Sandrą. O jį tave? Žinoma. Nori žinot mano nuomonę? Taip, labai. Abu žinom, kad vis tiek pasakysi. Ji įdomi tikra, bet tavęs nemyli. Mama, aš suprantu, kad gal jinai tave įskaudino tada, kai pabėgo Gerai. iš priekybų. Aš palaiminsiu šitą santuoką, bet su viena sąlyga. Gerai, sakyk, tu žinai, kad be tavo palaiminimo aš nevesiu. Gerai, aš palaiminsiu santuoką, jeigu Sandra prieš vestuvės pasirašys va, štai šitą. Kas čia? Pažiūrėk. Mama, bet čia absurdas, mes patys dar nesame iki galo apsisprendę. Jeigu nebus Sandros parašo, nebus ir vestuvių. Susilaukti vaikelio per pirmus santuokos metus. O tai kas bus, jeigu nepavyks? Pavyks, turi pavykti. O jeigu nepavyks, vadinasi, jūs neskirti vienas kitam. O be to jį turi mesti rūkyti savaime suprantama. Nori likti su tėčiu. Mama supyks. Mama pikta. Tu neišeisi. Tėte, aš myliu tave. Nu ką, kavinė nieko gero, taksas nutriušęs, nuspa šiaip dar toks visai nieko. Pasikartosiu, bet jeigu aš būčiau organizavus mergvakarę, oi tai būtų. Daniela, mes jau kalbėjome apie šitą, nebepradėk vėl. Aš turiu seserį ir jai yra pirmenybė, nu. Kodėl mes apie tokią iš vis net nežinojom? Mes nežinojom, kad mergvakarė pirmą nusprendė daryti su mergina. Gerai, o galėsiu organizuoti vestuves? Nespausiu jos sprendimą. Aš jos nespaudžiu, ją spaudžia uošvienė. O jeigu uošvienė organizuos vestuves, tai gausis kaip šis mergvakaris, bobiškas. Tave galiu nuraminti. Mano mergvakaris įvyko jau vakar. Mano, tęs. Gerai, nesiplėtojant pasakysiu tiek. Vakar Eimantas man padovanojo naktį trise. O kas tas trečias? Tai Viltė, nu. Trečias tai Viltė. Čia. Čia tokio tipo įsisakymą. Modernu. Wow, tikrai įdomu darosi. Aš pati, net atrodo, susidomėjus laukiu, kur toliau gali šitą santuoką nuverst. Jau čia man įdomu. Jo, norėčiau ir aš
Kaip susitvarkyti gyvenimą ir truputį pagyventi. Na vienagi jo nesusitvarkysi. Dažniausiai galiu. Oi, tas tavo kvailas užsispyrimas. O kas galais tavo gyvenimą? Kas. Vienas brolis mirė, kitas išprotėjo. Jam gyvenasi Marius. Marius? Ką man dabar su juo daryti? Žinok, čia gali būti tokia laikina reakcija. Dėl netekties labai skirtingai visi reaguoja. Manam tikrai, teisybę sakoma. Viskas bus gerai. Ačiū, panos. Šiaip žinai, žmogus nežinai, ant kiek esi vienišas, kol nenutinka didelė bėda. Bet svarbiausia, kad tu pasidalinai. Čia pirmas žingsnis. Miglė, gal nebespausti jos? Gerai. Daniela, geriau tu papasako, kokį ten velnę parsivedei. O, Markas. Sena meilė nerūdyja. Žvaigždės samanos pakrito lietų. Mes laivas, bet svarbiausia keliam kartu. Nuo manęs tu nieko nelaikyk. Nebijok tamsos tu, neužsidaryk. Tyliai pakrapštėk, labiau pasakytum, tu žinau, kas saugosi. Kalnas paslapčių, nusinešiu jas kartu, kartu su saule. Panos, man atrodo, aš žinau, kas ta merga, kuri stovi tarp manęs ir Gvido. Nu, su tom liemenėlėm ir taip toliau. Tikrai ne aš. Vienėlėm? Nu taipgi radau liemenėlę. Žodžiu, čia buvo tik tai laiko klausimas. Jeigu su manim apgaudinėjo savo žmoną, tai dabar mane apgaudinėjo su kažkuo kitu. Čia iš viso net nesantoko kažkoks projektas. Nenumai taip visko. Ir kiek ilgai šitas projektas tęsis? Tol, kol Gvidas pasilys. Tiksliau jau pasilydo. Aš vis tiek nesuprantu. Taigi Gvidas tave dievina. Ne mane vieną. Na, jeigu reikės geros advokatės, žinai, kur vieną rasti. Bet tai ką, tau nori pasakyti, nei kiek neskauda? Skaudės man tada, kai po skyrybų liks mažiau negu tikėjaus. Va, pagaliau kažkas suprato, apie ką iš tikrųjų yra santuoka. Daniela, neapsimetinėk. Bent jau ne prieš mus. Kai, tai sakyk, čia mes. Žodžiu, šiandien jau užtenka fejerverkų. Viskas, einam. Karšta. Ir viskas. Nu, Panos, davai dar kažkur varom. Mano energijos atsargas jau baigėsi, taip kad... Kur nors nuvaryčiau, pas mane, žinai, viena didelė šeima laukia namuose. Nuobodu. Kur sakė? Tikriausiai tuos savo batus kaip visada rišasi. Ir pažiūrės. Kažko šaltoka. Mintis galvose mums lekia. Man šaltoka, aš einu pasižiūrėsiu, kur jos. Nėra telefono. Šūdas. Mariaus mobilus. Ne, kur padėjau. Šūdas. Kur telefonas? Šūdas, kur aš jį padėjau? Ne, kur.
sulaužusiai. Kai gyvenime užklumpa neviltis, kerštas atrodo vienintelis kelias. O kai turi priemonių tai padaryti, yra dar sunkiau susilaikyti. Atsisakyk jo, kol gyvenime nepraradai dar daugiau. Kartais norisi viską paleisti, užmiršti ir bent akimirkai atsiduoti likimui. Taip niekada nežinai, Panas? Jūs čia? kas tavęs laukia už kampo.